Šunų muziejaus ir miniatiūrų galerijos karalius. Taip menininką Vytautą Kusą apibūdina Palangos miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas Robertas Trautmanas, vardindamas jo charakterio bruožus ir nuopelnus Palangos miestui. Be to, kad jis yra talentingas menininkas, jis ambicingas, kruopštus, toks nesvietiškas galbūt jo kantrumas, bet jis mėgsta sukonkretizuoti ir tikslą, kurį jisai siekia, jisai dažniausiai pasiekia. Tai yra reta. Kūrinys, aš manau, jo kūdikis, tai yra Šunų muziejus, ar ne, kuris įkurtas 2009 metais. Kad ir kūriniai tokie unikalūs visame pasaulyje, manau, jį išgarsino ir ne tik jį, bet per jį ir Palangą, ir Lietuvą. Tai yra kiaušinio lūkšte, išgraviruotas kažkokios ornamentika. Na, vienintelė Lietuvoje jau įkurta miniatiūrų minigalerija, ar ne, šalia muzikos fontano. Tokie dalykai, kurie labai populiarina ne tik jį patį kaip kūrėją, bet ir tas žinomumas apie Palangą yra labai tai pasklinda ir drąsiai galiu vadinti jį Palangos kultūros ambasadorium. Menininkas Vytautas Kusas gimė Kretingos rajone, bet drąsiai vadina save palangiškiu dėl daugiau kaip 50 metų gyvenimo kurorte. Vytautas atvirauja, jog nuo mokyklos laikų žinojęs, kad rinksis menininko kelią. Čia buvau natūraliai. Ir aš jau tada lipdžiau, dariau, minkiau kažką. Tai man buvo, aš iš mokyklos pabėgdavau, iš pamokų, kad kur nors nueit kažkokį vaizdelį mačiau, ten atsisėdai to vaizdą piešti. Apie Vytauto talento įvairiapusiškumą ir ypatingą darbštumą kalba jo sukurtų darbų skaičiai. Per 50 metų kūrybinį laikotarpį dailininkas yra surengęs daugiau nei 300 personalinių parodų, išleidęs 14 poezijos knygų, sukūręs virš 2,5 tūkstančio miniatiūrų darbų, iš kurių 10 įtraukta į Lietuvos rekordų knygą, bei surengęs rekordinę parodą 1001, kurioje buvo eksponuojama 1000 Vytauto darbų. Turbūt, kad daugiau nebuvo, jau gan tai yra rekordas 1001. O tokių paveiksliukų buvo 1000. Tokių, šitą, tas įrėminį. Buvo tokia paroda. Jau 1000 neperžengiau. Šitai, kur buvau prieš porą metų, buvo 770 Palangai. Kai buvo 770 Palangai, tai ten ir 770 miniatiūrų. 10 ant 10. Vytauto vaisingos kūrybos įkvėpimo šaltinis yra nuolatinis darbas. Menininkas juokauja, kad net draugų prašęs jam pakeisti susidėvėjusias stabdžių kaladėles, nes negalys nustoti dirbti. Dėl to kaltę verčiantis ir mamai, nes ji visuomet dirbo be sustojimo. Darbas Vytautui ne tik vaistas nuo rankų drebėjimo, bet ir savikontrolės bei savęs persekiojimo įrankis. Čia yra vis persekiojimai. 5 miniatiūros. Čia kai dirbau į dieną, akvarelis tas 10 iš 10. Aš, yra, kita yra pirmieji paruošiamieji darbai, bet į tą dieną aš turiu tiek atsidėti. Ir kiekvieną dieną aš savo atėjau. Atėjai, padirbai, tada ramiai gali išeiti. Čia jau ne pirmas atvejs, aš jau savi šitai persekioju. Vytautas dalinosi jam itin brangių prisiminimų apie tai, kai jam po mokyklos piešiant savo kambaryje, kuriame buvo nedaugiau nei 5 laipsniai šilumos, mama per duris įkišo karštą arbatos puodelį ir tylomis išėjo. Menininkas jaučiasi be galo dėkingas savo mamai už palaikymą ir iki šiol prisimena jos pasididžiavimą jam surengus pirmąją parodą. Tai toj gyventi, toj rytas turtas, kad aš galiu dar gyventi, kad dar kaip ir, kad mama man pagimdė ne tam, kad parazituočiau. O kad nebūtų man gėda mirti. Kai aš pirmą turbūt ar antrą parodą, kai padariau čia Palangoje, aš dar buvau tas pacaniokas. Pacaniokas jau po baigęs, jau buvau mokykloje, turėjau dirbti mokykloje mokytojui. Ir aš surengiau tą parodą, ir mama atbėgo į tą parodą, mudu dviese. Aš čia jai, čia aš aiškinti jai, o jį taip grubiai man iš šono nustūmė. Aš pats čia viską suprantu, o čia akis pilnus ašarų.
Tai kitose parodose į visad mamą eidavau įsitiesusi taip. Nes čia ir mano sūnaus darbas, jo. O aš tą stebėjau, nes įkaifavo. Kaip aš galėjau man pavesti. Vytautas, paklaustas apie apdovanojimų reikšmę, nesuabejodamas atsakė, kad jis labiausiai būtų patenkintas, jeigu mama būtų galėjusi tai pamatyti. Minėjo prašysiantis miesto komunalininko šakas apkarpyti, kad eidamas nosį užvertęs neužkliūtų, bet ir apdovanotas Vytautas dirbti vis tiek nesiliaus. Viskas tvarko, įpareigojimas, neįpareigojimas, bet vyrai aš vis tiek dirbsiu. Neskraidysiu, nei velnį. Nesulauksit, tai nieko čia kelti virš dar. Jeigu aukštai kelsi, skaudžia krisi. Aš savo railiuosiu po to žemelį aplinkui ir viskas, ir dar vienam kitam paės nervus.